Senieji metai jau tuoj uždarys duris ir naujieji atvers. Taigi žiūrime. Šiais metais paskutinę analizę, kasgi šiais metais išeina ir ką reikėtų palikti už tų uždarųjų senų metų durų. Žiūrime, kas išeina ir ką reikėtų palikti. Kas ateina ir ką reikėtų įsileisti. Kalados dugne matome daug nerimo. Su senaisiais metais išeina situacijos, kuriuose jums buvo sunku pasirinkti, ar žmonės, tarp kurių rinkotės, ar tiesos, kurios jums maišė padaryti pasirinkimą, jos tiesiog griuvo kaip visas fundamentas. Tai išeina. Kai kurie atidirbo tam tikras pamokas, išmoko tam tikrus dalykus. Kiekvieną žiūrėkite pagal savo situaciją. Jeigu trumpai, tai visa tai, kur jūs rinkotės kažką tai ir buvo nestabilu, viskas griuvo, persitvarkė ir išeina. Kas ateina? Ateina tam tikras žinojimas. Mes turim hierofantą, tai tam tikros tradicijos, ateina daug gražių emocijų, pilna taurė ir ateina pilnatvė. Tai kas ieškojo kažkokių tai žinių, kas siekia savo pilnatvės ir emocinio pasitenkinimo, mes matome, kad Taro rodo, kad tai ateina. Telieka tik tai užsidaryti senas duris, jau nepalikite atvirų, kad skersvėjis neištrauktų tai, kas jums yra žadama ateinančiais metais. Na ir patarimas jums. Mes vėl turime hierofantą be pasikartojantį. Mes vėl turime taurę. Patarimas jums. Matote, mes vėl turime atsikartojančias Taro kortas. Reiškia, būkite teisingi, laikykitės patys tam tikrų nuostatų, taisyklių. Mokinkitės gyvenime, jeigu kažką reikia, teisingai pamokykite. Pildykitės naujų emocijų, kad jūsų gyvenime būtų pilna taurė. Taigi žiūrėkite, tas, kas fonuoja, dar papačiant, ojei, žiūrėkit, senų metų fonas, matote kaip gražu? Tai va šitai visa, kas su tuo buvo, tai tikrai išeina. Išeina velnio nešti pamesti, išeina išdavystės, išeina santykių griūtis ir išeina baimės fonas, kuris ir fonuoja šiuo metu, man žiūrint Tarą. Nėra ko nerimauti. Ateinantis metai artimajam periode žada labai gražius dalykus. Taigi, mielieji, ačiū Jums, kad buvote su manimi senaisiais metais ir linkiu prisijungti su manimi būti ir naujaisiais metais. Gražių Jums metų.